ir labai skirtingos sėklų formos ir dydžiai. Čia, pavyzdžiui, yra žiedinė pušis, debesylas. Matot, kaip skiriasi sėklų pakeliai ir dydžiai. Jie yra išdžiovinti, supakuoti į aliumininį pakelį. Ir mes juos išsiunčiam į Svalbardo, salyną Svalbardo, priklausantį Norvegijai amžinam saugojimui. Ir esant kokiai katastrofai ir apokalipsai prašysime atidaryti. Ten yra jau saugoma maždaug 200 šalių sėklos, virš 1 milijono pavyzdžių. Ši siunta papildys mūsų anksčiau perduotą sėklų kolekciją, 123 sėklų. Turėsim daugiau negu 200 sėklų saugomų Svalbardo saugykloje. Ir kai Lietuvai prireiks jų kažkada, tai galėsim pasimti iš tos saugyklos ir atkurti savo. Tikimės, kad to neprireiks, bet esant reikalui. Bet jeigu tai būtų, tai naujas laivas mus išgelbėtų.